Kap dziedų miškan vežė. Buvo senas dziedas. Tų dziedų vežė jo sūnus in ragutelių laukan. Sanus veždavo laukan, nelaikydavo. Į anūkas paskui nubėgo. Tas tėvas išvežė dziedukų į palieką su ragutelėm. Anūkas: "Tatu, kuo mes tavi vešma? Kap tu ragutelas palieki?" Tam pasidarė gaila savo tėvą, pamislija, paėmė stotų, jį atsivežė namo. Nuvė anas klojiman, patalų paklo, įeidavo in totų, in paniukų. Buvo metai, ir labai visą nežderė, rugiai. Nebuvo kuom sėti. Vat sako, kap vienas buvau, tai padokį, apydingiau nekultai šiaudais, pablokš juos, sėsiu narklio, pabarstai. Tas paklausė, pabloškė kiek, supylė ant sėtuvėn, sėdos raitas išbarstė kiek. Nuvei rūdienį į paklausai ausį prikišys in dzirvų, kų utura rugeliai. Tas nuvė, klauso. Vienas sako, pristrau arciau, man šalta. Kitas, pristrau arciau, man šalta. Anas ato tėvui į uturą. Tėvas sako, kūgi daryt, amažgi kas bus? Pavasario sulaukus, įvėsiunce savo sūnų sanelys. Eik sūnau, paklausai. Tas nuvė, egi kad girdi, vienas sako, pastrau toliau, man šilta. Kitas sako, pastrau kiek, ba man šilta. Ką buvo rata, tai šaknių daug priaugo. Parajis pauturo savo tėvui. Tai vaikeli bus rugelių. Išdėrė, pripjovė, prikūlė daugelį. Sanelys sako, tai sūnau, duonos prisciksi. Į tas pats valgė, į kiaulėm davė, į keltuvai, į ato pavasarys, į sėklai nėr. Ato kici metai, nuėmė rugius, tas įsako savo tėvui. Tai to tu, į pusės tiek nesupjoviau kiek perniai. Tai gana bus sūnau, dar pas gadzį tik dėl duonos, neduosi keltuvom. Į gana buvo. Tas senelys pragyvena į pamirę. Į pakavojį.